Sveiki visi, čia Hazard Ninja Gabris ir šiandien mes darom part 2 survival ir mane iš karto užpuola skeletas su šantintų lanku, o dieve, aš vos nenumiriu. Tai antra dalis, aš ją buvau nufilmavęs, bet kai kas atsitiko ir jinai išnyko. Tai aš iš tikrųjų daug labai ko nepadariau. Nukirnau dar porą karvių, įkritau iš šitą ravinę, radau truputį geležies ir viskas. Ir daugiau aš nieko nepadariau. Šį epizodą, aš pastebėjau vieną dalyką, kad kai aš einu į mokyklą, aš galiu palikti kompiuterį ir o dieve, kas čia dabar? Lol. Ir kompiuteris tiesiog įkelinėja vaizdelius ir jis man netrukdo ir interneto nieks vis tiek ryte nenaudoja, taigi įkelinėsiu vaizdelius ryte. Tai gera naujiena, nes vaizdeliai dabar galės trukti truputį ilgiau. Apie 15-10 minučių. Bent jau man taip atrodo. Taigi, manau, kad reikėtų pradėti epizodą, nes iš tikrųjų laikas eina. Pasidarysim crafting table. Man įdomu, kur jis dingo. Kažkaip senokai žaidžiau lygtais. Tai yra vakar. Išsikepsiu va šitą geležį. Ir pasidarysim deglų. Ir tada judėsiu. Bendrai pabandysiu palašti. Kiek aš turiu anglies? Anglies čia yra. Kiek užteks. Aš pakasiu truputį. O dieve. Kas čia dabar? Pakasiu truputį anglies. Tai yra apie 10. Ir viskas. Jeigu jūs žiūrėjote mano praeitą vaizdelį ir matote, kad pasikeitė garsas šiame vaizdelį arba kažkas dar, tai aš užsidėjau ausines, nes man atrodo, kad taip tiesiog reikėtų daryti. Kažkodėl. Ir tiek. Taigi šiame epizode pagrindė darysim tai, ko nespėjom anam epizode. O anam epizode mes beveik nieko nespėjom. Nes jis truko 5 minutės. Žiūrėjau iš tikrųjų daug vaizdelių, kaip kiti žmonės žaidžia Minecraftą lietuviai. Ir manau, kad per aną epizodą labai mažai kalbėjau. Tai stengsiuosi kažkokią surasti temą šį kartą. Kad vis tiek būtų apie kažką kalbėti, nes vis tiek aš komentuoju creepers. Tiksliau 2 creeperiai. Eič, ne. Ir vis tiek aš komentuoju ir aš manau, kad jums tikrai neįdomu žiūrėti, kaip aš žaidžiu Minecraftą ir tyliu. Ir stengsiuosi daryti tokius nelabai originalius dalykus, kaip pavyzdžiui mažiau minintis, galbūt. Nes tai labai nuobodu ir užtrunka labai ilgai. Arba mininčios nedarydamas vaizdelių, bet nemanau, kad taip darysiu, nes jūs turbūt galvosit, kad pasiėmiau daiktų visokių ir taip toliau iš creative ten. Nes aš iš tikrųjų čia šitai neveikia, aš galiu jums parodyti. Bet jeigu paspaudai open to LAN, allow cheats ir tada jie veikia. Taigi, aš tikrai necheatinsiu čia. Bet galbūt ir darysiu tokius vaizdelius. Ne vaizdelius, bet tiesiog galbūt eisiu minintis ir nedarau video, nes aš manau, kad tas mininimas labai ilgai užtrukt gali. Ir dėl to nenoriu aš dėti tokių video. Aš vis tiek galėsiu, dieve, tik vieną kartą į dieną dėti ir iš tikrųjų tai tą ironą iškepsiu, kai nedarysiu video. Va tokius dalykus padarysiu, kai nedarau video. Iškepsiu daiktus visokius ir taip toliau. Pamiršau, apie ką kalbėjau. Nesvarbu. Jo. Bet šitoj ravinėje aš nieko net neliečiau. Aš tiesiog ją radau va tokią ir iškasiu tik 3 irono ir pagalvojau, kad geriau per vaizdelį viską iškasiu, nes kad jūs matytumėt, negalvotumėt, kad aš pasiėmiau iš creative. Ir parašykit į komentus, jeigu norit, jeigu iš vis norite rašyti į komentus, tai parašykite į komentus, kokie jums patinka minigeimai. Čia toks kaip klausimas dienos bus. Ir kas jums darosi, dabar diena ir naktį jūsų pilna. Tai dabar ir diena bus pilna. Aš kažko norėjau paklausti. Buvau pasiruošęs klausimą ir dabar jį pamiršau.
Blemba. Aš tikrai pamiršau. Ai, va. Su kokia... Aš tiksliai net pats nežinau, tai čia bus labiau kaip toks klausimas iš mano pusės. Su kokia programa, va, aš nežinau, su kokia programa aš galėčiau editint vaizdelius, tai pavyzdžiui, intro dėti, nes aš žinau tų programų kaip Sony Vegas ten, taip toliau, bet yra geresnių, yra blogesnių, tai aš nežinau, kurias iš tikrųjų naudoti. Ir dėl filmavimo programų gal kažkas tai žino kažką panašaus, geresnio už Frapsus, nes jie labai daug vietos naudoja. Ne, man vieta iš tikrųjų visiškai vienodai. Labai ilgai keliasi tie vaizdeliai, vat ką aš norėjau pasakyti, nes jie labai daug užima. Tai jeigu žinot kažkokią programą, kuri gerai filmuoja ten, bet neužima daug, tai tada tikrai, jeigu jūs netingit parašyti komentus, tikrai parašykite, būsiu labai dėkingas už tai. Ir dabar pabandysiu čia išsikasti, kas man prasidaro. Jau atrodo, kad tai neįmanoma. Nu va, ir tas. Aiškiai išsikasi. Bandysiu kažkaip linksmiau, daugiau kalbėti. Ir man atrodo, tas garsas per didelis. Bus gerai. Jo. Medienos man tikrai nereikės. Dirbtą pasiliksiu kaip bloką. Tiesiog, nes aš jį labai mėgstu išmest. Man tokie blokai nelabai patinka. Pasistengsiu šiame epizode labai daug nekeliauti. Aš lygtais čia mačiau kažkur tai mišką. Ne apie šitą mišką kalbu. Palauk, kodėl aš čia negaliu gyventi? Rimtai, kodėl aš čia negaliu gyventi? Vienu žodžiu, manau, kad kažkur čia ir gyvensiu. Žiūrėjau vaizdelius lietuviškus apie Minecraftą, tai gal truputį pasimokiau kažką tai naujo, bet iš tikrųjų pats nelabai žinau. Bet per patį pirmą epizodą buvo labai nedarsu kalbėti, tai turbūt dėl to ir tylėjau ir nebuvo apie ką iš viso kalbėti. Tai va, filmuojam jau apie 6 minutės. Pusę laiko. Bet šį kartą aš tikrai nusitaisysiu laiką ir aš tikrai pagal jį filmuosiu, bet maksimum 15 minučių. Nes anas vaizdelis, kuris truko 5 minutės, jis kėlėsi į YouTube apie 3 valandas. Palauk, kodėl aš atėjau šitą bujomą? O dieve. Blogai. Beržai, aš jūsų nekenčiu. Kodėl jūs čia? Miškas? Ne, ne miškas. Višta? Taip, višta. Yes. Pala. Kaip sustabdyti vaizdelį? Nesustabdyti, bet pristabdyti. Nesvarbu. Nes aš nenoriu čia bėgti. Bendrai iškirpsiu. Tai... Dabar patylėsiu, nes vis tiek iškirpsiu. Na va štai. Dabar kažkur jau turėčiau būti iškirpęs, va tą vietą, kur ką tik bėgau. Nes bėgau per ilgai, man atrodo. Maždaug va toks bėgimas per... Tokios lenktynės mini man per kokį bajomą kainuoja kokius 3 gigabaitus atminties. Aš vengsiu tokių dalykų. Nes jie labai blogai. Ir matau, kad galim beveik visą geležinį setą pasidaryti, bet... O dieve, man su šito lagu reikia susitaisyti kažką. Manau, kad tikrai čia gyvensim. Valgyt. Miegot. Na štai, ir dabar jau žaidžiam 10 minučių. Taip, turbūt. Dar porą minutėlių ir iš tikrųjų baigiu.
Aš nesuprantu, kodėl aš bėgu. Nu, turbūt ieškau kažkokios gražios vietos. Gal kam nors patiktų, kad aš iš vis urve gyvenčiau? Ne. Atsiimu žodžius, aš urve negyvensiu. Štai, šita vieta bus visai nebloga. Aš turiu omeny va čia, šitą lauką. Čia greitai pasistatysiu namą, susidėsiu viską ir viskas. Pala, aš turiu zombių mėsos. Nope, eikš. Nu, kur dabar kokia lygesnė vieta? Štai čia. Bet tolokai nuo to miško, bet man nerūpi. Ok. Dirtas. Padėk man uždengti kampus. Gerai. Kažkiek ploto vis tiek padidins. Ir 2 dirto. Ne, nieko nepadidinu. Nesvarbu. Na gerai, pradėkime statyti. 4 blokų aukščio, kad būtų 3 blokai vietos name. O dieve, lagas. Bendrai tai. Nors kaip ir sakiau, tai geriau jau tiesiog ne video metu viską iškepsiu. Gal čia šiek tiek per didelis namas. Ne, bus gerai. Endermanas. Eik iš čia žolę. Tikiuosi visos medienos savo neišnaudosiu, nes jinai man labai reikalinga bus. Dabar, kur daryti duris? O čia. Bus gerai. Štai. Durys. Padėsiu krosnį, crafting table. Pala, reikia pasidaryti durelės. Štai. Durys kreivos. Puiku. Gerai. Manau, kad šitą grindis irgi įdėsiu ne video metu. Nes jos bus iš akmens ir... Nu, per ilgai reikės kas. Vis tiek, turbūt nelabai įdomu žiūrėti. Kaip aš grindis dedu. Namas bus gana keistos formos. Bet kam rūpi? Niekam. Va štai, toks stogas bus, medienos taupimas ir tokie išsikišę kampai. Manau, užteks. O jeigu ne, nusikirsiu dar medienos. Pastebėjau vieną dalyką, aš nežinau, ar čia bugas, bet iš tikrųjų gana senai pastebėjau. Jo, man užteks. Kad kai zombiai laužia duris, jie kažkodėl jų negali išlaužti. Aš nežinau, čia bugas ar čia kas, bet man tai panašu į bugą. Galbūt tai ir ne bugas. Galbūt tai ne bugas, kuris panašus į bugą. Zombiai laužia ir neišlaužia tų durų. Ai, ir gerai. Gaila durų. 6 wooden planks iki. Pala, aš turėjau dar medienos. Ne. Nu, turėjau ten 12 wooden planksų, bet tai nedaug. Jo, jau neberandu apie ką kalbėti, iš tikrųjų net. Tai manau video kažkur čia, va šitoj vietoj baigsis. Sudėsiu deglus ir... Viskas. Pala. Tai va, video pabaiga. Laukite kito epizodo, subscribinkit, laikinkit, sharingkit ir darykit, ką norit. Viso.